Tam, kad moteris susigrąžintų savo vidinę galią, jai pirmiausia reikia suaugti ir išeiti iš infantilumo būsenos, tai yra mergaitės būsenos. Prisiemant atsakomybę reiškiasi, aš suprantu, kad savo gyvenime aš sukūriau pati. Šiandien taip, kaip aš gyvenu, tai buvo mano prieš tai buvusių veiksmų, minčių, jausmų ir būsenos pasiekmė. Ir tai yra mano kūryba. Ir netgi jeigu aš šiandien gyvenu kažkaip ne taip, kaip aš noriu, kažkokio griovimo stadijoje, tai irgi yra mano kūryba. Ir tam, kad priimti tą galią, va čia mes labai turim aiškiai suprasti atsakomybę. Atsakomybę už savo žodžius, atsakomybę už savo mintis, atsakomybę už savo veiksmus, atsakomybę už savo pasirinkimus. Lygiai taip pat kokį partnerį pasirenku ar nepasirenku, tai yra tik mano atsakomybė. Ir tada, kai moteris tai supranta ir pajaučia va tą vidinę galią, jinai gali labai daug. Ir mes apie tą galią ir visatos principus labai daug šnekam Magiškos moters kurse, tai jeigu jūs norite, aš labai kviečiu jūs prisijungti, nes ten jūs labai detaliai sužinosite tuos pagrindinius dalykus ir kaip aktyvuoti savo galią.